Taigi noriu parodyti, kaip sukurti 10 storių, kurie gali pasitarnauti, kai jau nebeturim ką kelti, neturim savo asmeninių video ar neturim savo nuotraukų, tai galima sėkmingai pasinaudoti dirbtinio intelekto paslaugomis ir Canva. Taigi, aš pas ChatGPT užklausiau 10 motyvuojančių citatų ir man išmetė būtent 10 ir ką aš darau, išsisaugau, kopiją pasidarau ir einu į Canvą. Dabar Canvoje, tai man dabar jau šito kaip ir nebereiks. Canvoje aš surandu gal Facebook istoriją, ar Instagram istoriją, čia neturi reikšmės. Taip, aš tada galbūt pridedu puslapį ir aš čia iš karto įkeliu 10 motyvuojančių citatų. Paskui sutvarkysim dabar. Taip, dabar mes esam Canvoj ir aš tas visas 10 citatų tiesiog sudėjau į vieną langą. Taip, dabar mes pridedam puslapių, ar ne? Jeigu 10, tai 10. Taip. Ir ieškom, mums reikia dizaino, mums reikia jo. Taip, mes ieškom dizaino ir mums išmeta šablonus. Mes galim pasirinkti su pavasariu, ar ne? Kadangi mūsų tema yra motyvuojančios citatos, man patinka su jūra. Taip, ir mes dabar užpildom. O žiūrim, kur yra nemokami variantai, ar ne? Čia profams. Net su garsu. Antrą žiūrim. Kai mes įkėlėm šį pirmą vaizdą, mums iš karto išmetė daugiau tokių kaip šis. Reiškia su vandens stichija. Taip. Ar ne, grįžtam dar, čia mačiau yra neblogų, nemokamų. Grįžtam atgal vis, nes čia yra tokio pasirinkimo. Čia apie vandenį, ar ne? Kokie grožiai, ar ne? Čia šitas buvo. Čia ne video. Čia šitas mokamas mums netinka.
Taip. Na va, dabar mes pasiruošėm ir dabar mes tiesiog įkelsim po vieną citatą ant mūsų. Taip, labai neryškus šriftas, mes jį pakeičiam, kadangi, va, ar būtų slap. Taip, šrifto dydį irgi galim truputėlį padidinti, ar ne? Taip, čia galim parašyti, ar ne? Dienos motyvacija. Ar ne? Va. Toliau, čia galim, žinot, ką pabandyti. Šitą mes galim pabandyti išversti. Man jisai patinka šitas tekstas. Pasirinkti viską. Išversti į lietuvių kalbą. Va. Aha, mums vieną puslapį anglišką mes jį ištrinam, o kitas lietuviškai. Vat. Tai priminimas tau padaryti pertrauką. Aišku, galim pakeisti raidžių spalvas, ne? Taip, galim dadėti žvaigždučių dar. Va. Taip, keliaujam toliau. Taip, šitą mes dar galim pakoreguoti ir jį padaryti truputėlį. Va. Skaidrumą pakeisti ir čia vėlgi galim raidės. Taip. O čia video? Taip, video. Taip, dabar mes einam toliau. Įklijuojam. Čia centruojam. Didinam šriftą. Visą didinam šriftą. Jo. Va, visą didinam šriftą. Taip.
Taip, čia jau šitas mes jį ištrinsim. Taip, gale kabutės nuimam. Vėlgi darom šriftą. Teksto šriftą irgi galima pasirinkti kokį nori. Tai dabar aš palieku tą patį. Iš tiesų tai yra dar vienas būdas, kaip greitai sukelti tekstą ant paveiksliukų, bet pas mane tas būdas neveikia, nėra tos funkcijos pasirinkimuose ir aš to negalėjau parodyti, bet ir šis būdas, na, tiek pat galbūt, sakyčiau, atima laiko negu tas, kurį aš žinau, bet negaliu savo kompiuteriui padaryti. Aišku, kiekvienas darbas reikalauja tam tikro laiko ir pastangų. Dabar taip, mes šitą panaikinam, ištrinam, kas mums nereikalinga. Taip, vėlgi maždaug vienoda. Taip, kad neišeitų iš kraštų. Taip, dabar ką mes toliau žiūrim? Dar liko keletas, ar ne? Tai einam. Šito mes nepanaudojam dar. Klijuojam, šitus visus ištrinam. Jie mums nereikalingi. Pakoreguojam truputėlį. Taip, ir dar liko mums vienas. Ai, dar du liko, tai ką mes... Ištrinam.
Čia galbūt reiktų nesustojant. Na, vertimas, žinot. Ir dar vienas liko, tai dabar pasižiūrim, ko aš nepanaudojau, tai man atrodo Napoleono Hilo. Va. Galvojau, kad ne visas naudosim, bet nenorim ir šito. Tai ką pats paskaitom šitą turinį. Tai, ką galite padaryti arba manote, kad galite padaryti, tiesiogiai priklauso nuo to, ką galvojate. Teisingai. Na ir dabar mes galim pasižiūrėti, kaip viskas atrodo. Šitą mes galim jau ištrinti. Visą puslapį galim ištrinti. Va. Galim padaryti, kad tekstas taip pat judėtų. Pavyzdžiui, aha, čia neištaisiau. Pavyzdžiui, tekstą mes va, galim panaudoti. Man tai paprasčiausiai patinka rašomoji mašinėlė. Vat. Taip, taip. Taip, mes padarėm visą judantį tekstą, tai dabar bus video. Netgi vat, yra minutė ir 40 sekundžių iš visų šitų 10. Vėlgi, kaip ir sakiau, galima redaguoti įrašą ilgį. Čia 5 sekundžių. Šitas kokio čia ilgio, šitas 16 sekundžių. Jisai net, sakyčiau, per ilgas, mes jį galim padaryti irgi 5 sekundžių. 5,8 per akis. Toliau šitas, kiek čia turi? 7 sekundės. Irgi darom 5.
Taip, man šitas biški nepatinka, reikia praplėsti galbūt. Čia irgi. O, aš nepaspaudžiau atliktą. Atliktą nepaspaudžiau, įdomu kaip čia. Ar šitas išsisaugojo? O, išsisaugojo. Taip. Aha, čia jisai ne video, šitas video 10 sekundžių per ilgas. Čia ne 20 sekundžių, tikrai tiek nereikia. Na, galbūt 7 paliksim. Keturiolika net sekundžių. Taip. Tai mes turim 57 sekundės, tai be abejo galim tiesiog iš viso šito netgi sukurti reelsą. Tai aš dabar tiesiog taip ir pabandysiu dalintis ir atsisiųsti MP4 ir visi 10 puslapių atsisiųsti ir žiūrėsim, kas čia gausis. Gausis iš šių citatų gausis vienas reelsas ir galima kiekvieną atskirai parsisiųsti ir gausis atskirų 10, tarkim, storių. Nu, čia matot, va, lėtokai, kadangi daug ir teksto, ir vaizdo, tai tiesiog, na, reikia truputėlį palaukti, kol atsisiunčia. O, jau atsisiuntė ant desktopo. Save. Na va, žiūrim, kas gavosi. Taip, jeigu mes norim atsisiųsti tik storiams po vieną elementą atskirai, tiesiog po vieną paveiksliuką atskirai, tai mums tada reikia būtent pasirinkti atskirai, va, ne visus puslapius, bet tarkim dabartinis tik puslapis. Va, visur nuimam varneles, paliekam tik tais
ant pirmo puslapio ir spaudžiam atlikta ir atsisiųsti. Ir tada mes kiekvieną paveiksliuką atskirai atsisiunčiam, bet nepamirštam, kad turi būti MP4 vaizdo įrašas ir mūsų galerijoje įsisaugoja ir tada mes kiekvieną dieną galim įkelti po vieną motyvuojančią citatą į mūsų storius. Tai tiek aš apie tai, na ir geros kloties kuriam ir noriu pasakyti, kad kuo dažniau mes čia atsidarysim, kuo dažniau mes čia kažką tai paspausim, panagrinėsim, panalizuosim, kuo daugiau mes čia kažko tai atliksim, tuo mes daugiau įgysim patirties, praktikos ir su kiekvienu kartu bus lengviau ir lengviau kurti ir dalintis mūsų sukurtais vaizdo turiniu. Linkiu sėkmės ir iki kitų susitikimų.